Tie, kurie persirgė cistitu, teigia, kad tai turbūt yra viena iš nemaloniausių ligų. Neretai numojama ranka, galvojama, čia ta liga kelios dienos praeis, galbūt dar bandoma griebtis kokių liaudiškų priemonių ir tiek. Tai vis dėlto, ar teisingai elgiasi taip manantieji, kas yra cistitai, kokie slypi pavojai, mes šiandien aiškinsime su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja urologe, daktare Marija Barysienė. Taigi, daktarė, gal pirmiausia mes ir išsiaiškinkim, kas yra cistitas. Visų pirma, pasisveikinsiu, kas mus klauso. Pradedant nuo apibrėžimo, tai cistitas yra ūminė liga, kurie atsiranda staiga, kartais nebūna jokių perspėjimo ženklų ir atsiranda tokiais ūmiais simptomais, kaip dažnas skausmingas šlapinimasis, gali būti diskomfortas, skausmas pilvo apačioje ir neretai pacientai pastebi kraujo šlapinantis, kas tikriausiai toks pats nemaloniausias ir labiausiai gąsdinantis simptomas, tai būtent kraujas šlapime. Kas yra linkę sirgti cistitais? Vėlgi, tėvelių forume diskusija vyko, kad girdi vaikai cistitais visiškai neserga ir vėlgi buvo tokia išreikšta nuomonė, kad jeigu kažkas šeimoje sirgęs, reiškia, tu taip pat susirgsi, tai yra kažkoks genetinis polinkis, o kaip yra iš tiesų? Iš tiesų, serga įvairaus amžiaus žmonės, vaikai irgi serga cistitais, ir senyvo amžiaus žmonės irgi serga cistitais, bet iš tikrųjų čia pats pikas ligos ir dažniausiai serga moteris reprodukcinio amžiaus. Nuo 20 iki 40 metų amžiaus. O kas čia turi įtakos? Yra dažniausios pacientės, kurios skundžiasi šlapimo pūslės uždegimo tokiais simptomais. Aišku, labai svarbu anatomija. Čia pagrindinis toks lemintis veiksnys, nes šlapimo takų infekcijas dažniausiai sukėlėjas yra žarnyno flora, Escherichia coli, žarninė lazdelė. Kol jinai randasi žarnyne, tai čia yra mūsų natūrali flora, jinai taip pat gyvena ta bakterija ir tarpvietės srityje ant odos, tačiau trumpas kelias, būtent moteriška šlaplė, jinai yra labai trumpa, 2-3 cm ilgio ir jeigu susidaro tam palankios sąlygos, infekcija lengvai kylančių būdų patenka į šlapimo pūslę, kurie jau nederėtų būti ir ten bakterija dauginasi ir sukelia jau minėtus simptomus. Tai, kaip sakiau, reprodukcinio amžiaus moteris, jaunos moteris serga dažniausiai, tačiau ir vyrų tarpe sergamumas šlapimo takų infekcijom, kai jau vyrai yra vyresni negu 60 metų amžiaus, irgi padaugėja, nes taip pat atsiranda visokių anatominių tokių pakitimų, padidėjusi prostata, sunkesnis išsišlapinimas, atsiranda sąlygų irgi daugintis infekcijai ir sirgti šlapimo takų infekcijom ir cistitais tame tarpe. Tai gydytoja, jūs tarsi paneigėte tą nuomonę, kuri vyrauja mūsų visuomeniai, kad cistitu susirgi tik tai peršalęs. Tai kaip kalbant, sakykime, apie moterų anatomiją, tai aš taip suprantu, kad gali visai jos ir neperšalusios susirgti cistitu. Iš tikrųjų vis tiek yra tas paleidžiamasis veiksnys, nes dažnai būna taip iš tikrųjų, kad arba sušala, arba atvirkščiai perkaitimas, bet koks veiksnys, kuris sutrikdo tą mūsų normalią būseną, imuninę sistemą, tai yra tas trigeris, kuris gali paleisti ir cistitą. Būna ir dažnai, kad dėl kažkokios kitokios priežasties žmogus gydomas antibiotikais, sakykime, dėl viršutinių kvėpavimo takų ligų ir po to atsiranda cistitas, tai kai išsibalansuoja mūsų normali mikroflora, tuomet susidaro sąlygos sirgti ir cistitu. Paradoksas, žmogus išvyko kur nors ten į šiltuosius kraštus, kur jau plieskia saulė iki 40 temperatūra kyla ir jisai grįžta susirgęs cistitu. Tikrai, jeigu žmogus dar yra linkęs ir cistitais, ne pirmas cistitas gyvenime, perkeitimas irgi yra būtent tas faktorius, kuris gali lemti ūmių simptomų atsiradimą. O kaip suprasti, kad cistitu serga vaikas? Su vaikais yra truputėlį kitaip negu su suaugusiais. Iš tikrųjų, jeigu vaikas yra vyresnio amžiaus, kuris jau gali išsakyti savo nusiskundimus, tai jisai ir pasako, kad jam skauda šlapinantis. Dažniausiai būna tas dalykas, kad skauda šlapinantis, pasako aiškiai. Kai yra mažas vaikas, kuris dar nekalba,
Tai iš tikrųjų tie simptomai yra visai kitokie ir dažniausiai tėvai pamato iš tokio nebūdingo elgesio, gali verkti, gali tiesiog po truputėlį labai dažnai lakstyti, šlapintis, gali tiesiog pakilti temperatūrą, su vaikais yra visiškai kitokia specifika negu su suaugusiais. Tai vaikų cistitų dažniausiai gydo arba pediatrai, arba vaikų urologai. Mes susiduriam rečiau, bet kartais būna, kad ir savo artimojo aplinkoje tai tenka pakonsultuoti kartais. Koks yra gydymas ir kada mes galėtume to gydymo imtis patys, o kada vis dėlto geriau kreiptis į gydytoją? Manau, kad jeigu mes turėtumėm tą tikrąjį skaičių, tą tikrąją statistiką, kiek žmonių serga cistitais, tai matyt, kad tie skaičiai turėtų nustebinti, nes iš tikrųjų daugumai turbūt žmonių, kai atsiranda labai lengvai simptomai, jie tiesiog niekur nesikreipia. Būna, kad jie praeina savaime arba užtenka tokių labai tokių elementarių priemonių, kad viskas pasibaigtų. Jau į gydytojus kreipiasi tie, kuriem iš tikrųjų tie simptomai būna tokie varginantis ir sunkesni. Tai namuose pirmoji pagalba, pajutus pirmosius simptomus, yra gausus skysčių vartojimas ir galima išgerti paracetamolio arba ibuprofeno tabletę. Daugeliui žmonių šios priemonės tikrai padeda. Taip. O skysčio vartojimas tai būtų paprastas vanduo, ar vis dėlto rekomenduotumėt kokias arbatas? Užtenka paprasto vandens, nes kuom ypatingas šlapimo pūslės uždegimas, tuom, kad mes iš tikrųjų galim savo padėti, nes ta infekcija yra šlapime ir kuo mes daugiau ir gausiau šlapinsimės, mes pašalinsim daugiau sukėlėjų su šlapimu. Tiesiog išsiplauna ta infekcija savaime pasišalina. Sunkesniais atvejais, kai jau tikrai jau simptomai būna sunkus, tai tuo metu, aišku, antibakterinis gydymas. O kada pas jūs pakliūva pacientai? Kaip minėjot, sako, tokia dažnai būna, tai yra lengva eiga tos ligos, jinai kartais ir pati, apsilankiusi išeina, o vis dėlto yra ir sudėtingų atvejų. Jūs kada sulaukėt, kokių pacientų sulaukėt ir kas buvo pražiūrėta, kas buvo apleista? Konsultuojant ambulatoriškai, tai iš tikrųjų tokių paprastesnių cistitų mes matom pakankamai nedažnai, nes manau, kad vis tiek didžioji dauguma kreipiasi į šeimos gydytojus ir gauna adekvatų gydymą. Sunkesniais atvejais matome tokius pacientus savo skubios priėmimo skyriuje, kai jau tikrai būna simptomai labai išreikšti, dideli skausmai ir toks gąsdinantis simptomas būna kraujo šlapime, kai jau tikrai žmogus pasišlapina gausiai su krauju, tai tikrai yra baisu ir žmogus jau vyksta į priėmimo skyrių. O iš priėmimo skyriaus kada pakliūna į ligoninę? Ar yra hospitalizuojami žmonės irgi cistitu, galbūt kažkokios komplikacijos? Jeigu toks sudėtingesnis atvejis, jeigu yra taip vadinama hematūrija, kraujo šlapime, pakonsultuojam mes priėmimo skyriuje, padarom visus reikiamus tyrimus, bendrą kraują, įvertinam hemoglobiną, įvertinam šlapimo tyrimą, padarom echoskopiją inkstų ir šlapimo pūslės ir jeigu nėra kitų priežasčių atsirast kraujų šlapime, iš tikrųjų su cistitais pacientų mes nehospitalizuojam, visgi išleidžiam ambulatoriniam gydymui. Tačiau jeigu simptomatika nėra tokia klasikinė, nėra išreikštų skausmų, šlapimas rodo uždegiminius pakitimus, leukocitų daug, bet yra ir daug kraujo, tai pacientui visgi rekomenduojam išsitirti ambulatoriškai, dar kartelį pasižiūrėti echoskopiškai, gali prireikti ir cistoskopijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimo. Jeigu jau pasveikus, praėjus tai ūmiai fazei, visgi išlieka eritrocitai šlapime, tai tuomet reikia detalesnio ištyrimo. Turi vertinti urologas, ar reikia papildomų tyrimų. Bet tokių kažkokių komplikuotų atvejų dėl cistito nėra buvę, ar ne? Pats cistitas, jisai gali komplikuotis ir pilonefritų, ir inkstų abscesų. Yra tokių atvejų, kad jeigu žmogus tiesiog ilgai niekur nesikreipia, ilgai užsitęsia šlapimo pūslės uždegimo simptomai, tai ta infekcija jinai gali kilti toliau, jinai gali kilti iki inkstų ir tuomet jau atsiranda karščiavimas, atsiranda šono skausmas. Jeigu ir toliau žmogus niekur nesikreipia, tai po kiek laiko gali susiformuoti ir inksto abscesas. Jau čia tokios būklės, kai jau tikrai neretai prireikia stacionarinio gydymo. Mhm.
O ar yra tas genetinis polinkis, kaip minėjau, vis dėlto nuomonė tokia yra, šeimoje kažkas sirgęs, aš nenustebau, kad taip pat susirgau cistitu. Kažkoks komponentas yra, bet iš tikrųjų anksčiau tai dažniausiai serga moteris ir yra paskaičiuota, kad per savo visą gyvenimą bent viena iš 2 moterų persirga cistitu, o iš tų persirgusių dar maždaug trečdaliui moterų cistitas gali kartotis. Tai polinkis cistitams tam tikrose šeimose gal jisai ir bus, ar tikrai čia nulemta genetiškai, tai sunku atsakyti, bet tiesiog polinkis, gal yra gleivinės ypatumai tokie, kur jinai yra imlesnė infekcijai, bakterija lengviau prisikabina prie gleivinės ir pradeda daugintis. Esu vėlgi skaičiusi vieną straipsnį, kad cistito atsiradimui gali turėti šiuolaikinės jaunimo mados. Kojos, sakykime, šiltai, bet pilvas plikas, taip pat gali išsivystyti cistitas. Ar iš tiesų taip yra? Su tom tokiom madom šiuolaikiniam, tai ne, mes nematom tokio aiškaus ryšio, kad tai būtų. Bet iš tikrųjų būna atvejų tokių, kur tikrai cistitai būna tokie, kur pasikartoja labai dažnai, kartą per mėnesį tiesiog vargina metų metais ir būna šlapime bakterijų augimas, tai tuo metu jau tiesiog turi labai individualiai įvertinti viską. Tiesiog tas individualus požiūris į žmogų ir kaip jį gydyti, tai tuo metu reikia tiesiog visas įmanomas priežastis atmest. Gali būti ten ir tam tikrų apatinių, ten sintetinės medžiagos gal reikia vengti ir taip toliau. O yra koks nors metų laikas, kuris palankesnis cistitams, kai poliklinikas, gal net ir priėmimo skyrius užplūsta pacientai? Tai greičiausiai toks sezoniškumas šiek tiek jaučiamas, tai tikrai būna ruduo, pavasaris, kai keičiasi orai, daugiau peršalimo ligų, daugiau tokių visokių virusinių infekcijų, kaip sakiau, kad matyt, kad sukompromituotas imunitetas organizmo ir tuomet atsiranda ir didesnis polinkis ir tikimybė susirgti šlapimo takų infekcijų. O ar gali cistitą nustatyti atsitiktinai? Cistitas kaip ir labai yra aiškus apibrėžimas, aiškus simptomai, bet atsitiktinai gal mes tada turėtumėm šnekėti apie tą tokią besimptomę šlapimo takų infekciją. Kai tiesiog žmogus ateina dėl kokios nors kitos priežasties į gydymo įstaigą, ten gal pas šeimos gydytoją, padaro jam šlapimo tyrimą ir randa leukocitų. Tai leukocitai yra uždegiminės ląstelės, kai mes jau galim pagalvoti, gal yra kažkokia problema šlapimo pūslėje. Tai tuomet svarbu, aišku, išklausinėti, ar nėra simptomų, ar nejaučia kažkokių šlapinimosi sutrikimų pacientas. Jeigu ne, tai tada jau čia tokia labiau atsiranda diferencinė diagnostika. Reikia išklausinėti žmogaus, ar tikrai jisai gerai surinko šlapimo tyrimą. Nes turi būti vidurinė porcija, geriausia rytinio šlapimo, gerai pasiruošus, apsiplovus, surinks šlapimą. Toliau, kokio amžiaus yra žmogus, nes jeigu žmogus sveikas, vyresnio amžiaus, virš 60 metų, tai šiek tiek leukocitų ar bakterijų šlapime, tokia būklė besimptomė, kurios gydyti antibiotikais tikrai nereikia. Besimptomė bakteriūrė arba, kaip jau minėjau, leukocitai šlapime, tai vienintelė indikacija būtų gydyti, kai nėra simptomų, tai čia yra nėščios moteris. Nėštumo metu visa šlapimo takų infekcija, kokia jinai bebūtų, ar su simptomais, ar be simptomų, ją reikia tuomet gydyti. Kitais atvejais ne. Ką daryti, kaip išvengti tos ligos, jeigu mes žinom, kad, pavyzdžiui, vieną kartą, o gal antrą kartą susirgom, ar jau mes nieko savo negalim padėti ir kažkokiu momentu vis tiek pagaus mus tą ligą? Jo, ką mes vadinam besikartojančių cistitų, tai irgi yra aiškus apibrėžimas. Jeigu cistito simptomai kartojasi 2 metus per pusę metų arba 3 kartus per metus, tai tuomet mes jau cistitą vadinam pasikartojančių ir tokiu atveju jau reikalinga profilaktika. Ta profilaktika irgi gali būti labai įvairi. Aišku, pirmoji vietoje tai skysčių vartojimas apie 2 litrus per dieną, tai būtinai. Toliau profilaktika gali būti augaliniais preparatais, gali būti antibakteriniais preparatais. Tai toks pasirinkimas labai didelis.
Tuo metu jau ką skirti turi konsultuoti urologas ir būtent pritaikyti. Jeigu viskas kaip ir kontroliuojama, nėra labai dažni cistitų atsinaujinimai, tai vaistažolių arbatos, kaip petražolių nuovirai, meškauogės, bruknių lapai, tas tikrai tinka. Jūs jau minėjot, kai tokios rimtesnės formos, tada yra skiriami antibiotikai. Gydytoja, papasakokite apie antibiotikus, kodėl mes negalim bet kokių antibiotikų gerti ir kodėl negalim patys nuspręsti, kad reikia gerti antibiotikus. Iš tikrųjų, antibiotikas yra labai rimtas vaistas ir jį reikia skirti tada, kada reikia. Nes tikrai visas pasaulis ir Lietuva ir mes čia ligoniai irgi susiduriam dažnai su atsparumu, kad tiesiog mes nebeturim kom gydyti pacientų, nes bakterijos būna atsparios. Pasitaiko tokių atvejų, kad ir visiems antibiotikams, ir visai palėtai. Tai todėl tas pasirinkimas ir antibiotikų skirimas turi būti labai atsakingas. Idealiu atveju visada, jeigu atsiranda simptomai, tai prieš skiriant antibiotikus būtų labai patartina atlikti šlapimo pasėlį. Kadangi ligos eiga yra ūmi, tai mes nelaukiam 2-3 parų, kada pradėti gydymą jau po pasėlio atsakymą, bet tiesiog empiriškai jau skiriam antibiotiką. Ir tada, jeigu reikia keisti, aišku, pakeičiam, atsižvelgiant į pasėlio rezultatus, bet yra gairės, kurios numato, koks antibiotikas yra tas pirminis antibiotikas, kurio reiktų pradėti gydyti, tai mes tuo vadovaujamės, laikomės tų rekomendacijų. Kuo trumpesnis gydymo kursas, tuo yra geriau, tuo mažiau mes vystom atsparumą antibakteriniams preparatams. Dėl to antibiotikų skirimas yra labai kontroliuojamas ir manau, kad tas yra gerai. Jeigu žmogus turi po kažkokios ligos ten likusio tokio plataus spektro antibiotiko, tai tikrai jisai padės, bet kaip jau minėjau, jeigu jau pradedi vartoti antibiotiką, tai tada jau reikia išgerti visą kursą, nes kitaip, jeigu tas likutis pasibaigs po 2 dienų, tai tiesiog infekcija gali būti nepagydyta, o atsparumas jau gali pradėti vystytis. Ačiū Jums, gydytoja. Taigi šiandieną mes kiek plačiau apie cistitą kalbėjom su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja urologe daktare Marija Barysiene. Ačiū Jums, gydytoja. Sveikatos ir geros dienos. Ačiū. Viso gero.